ilgas tarpas iš tikrųjų praėjo. Paskutinį kartą teko dalyvauti, būti treneriu MX-on varžybose, taip pat šitoj trasoj, Materly Basin, tai yra 2017 metais. Taip pat, aišku, aš nepamiršiu ir paminėsiu, kad man šiais metais padeda Dovydas Karka. Tai jo. Be jo žinių, tai manau, jo būtų mažai informacijos sportininkam. Juolab jisai dalyvavo daug nacijų varžybų, tai jis turi labai didelę patirtį. Tai ačiū Dovydui. Reikia, kaip sakant, patogiai jaustis trasoj, išpildyti ją, pabandyti. Tai, žodžiu, sportininkam linkiu pasitikėjimo, klausyti patarimo ir pabandyti tai išpildyti. Išvažiavom pirmus ratus į trasą, aš kai važiuoju trečias, iš vis mano paskutinė klasė, tai trasa buvo labai, ne tai kad įsimušus, buvo labai daug vėžių, labai gilios jos buvo, man jos gilios, nes aš gyvenime nesu matęs tokių vėžių ir tiesiog tasai išgazdina. Yra ta tokia baimė, pavyzdžiui, už šuolio šuolį ir yra daug vėžių ir ta baimė, kad nedašoksi, nukrisi tas vėžės, daug visko prisigalvoji, nėra ta tokia atsipalaidavimo, kad važiuotum. Tai, nežinau, treneriai parodė klaidas, bandysim jas ištaisyti. Tikslas yra tiesiog stengtis atsipalaiduoti trasą ir pajausti tą tokį ritmą. Aš ėjau iš ryto per trasą, dar buvo rūkas. Ir aš pamačiau jaunus sportininkus. Čia yra, šalia stovi Yamahas. Aš matau, kaip dega akis jų ir aišku, ten sportininkas vienas buvo su kažkokia maža traumelė, jis vis tiek serga ir jis vis tiek grįš šiandien ir jis vis tiek nori važiuoti. Tai ką man reiškia motokrosas? Motokrosas tai yra iš dalies gyvenimo būdas, kuris padeda tolimesniam ugdymui, ypač vaikai, jie tiesiog gauna visapusišką mokyklą. Taip tiesiog aš ją apibrėžčiau. Kas man yra motokrosas, tai jo, man buvo ir gerų nuotaikų, ir blogų, tai nesakau, kad čia yra mano gyvenimas, bet yra tikrai nemaža gyvenimo dalis. Tai vairas per linkęs važiavo,
tai techniniai gedimai, tai tiesiog trasa, kaip ir sakiau, yra, pavadinčiau, be galo sunki, labai techniška, didelės vėžės, jinai tokia klasika, grynas motokrosas. Čia grynas motokrosas, jinai super sunki motokroso trasa. Bet manau, kad yra pilna puikių trenerių, Lietuvoje jaunų ir tai jie visiškai atsidavė, aš matau, kad tikrai stengiasi. Tai kaip ir sakiau, jau minėjau kelintą kartą, kad reikia paplaukti prieš srovę tą pačią distanciją, o ne pasroviui. Mes taip įpratę, kad labai lengvai turbūt viskas ateis, arba biški kas yra A.